Pastaruoju metu man rašo daug žmonių. Tai vienas klausia, kaip susirasti merginą, tai kitas klausia, kaip užsidirbti daug pinigų, trečias klausia, kaip įgyti gyvenimo prasmę. Ir aš visą laiką, žinot, kaip jam atsakau, kiek proteino šiandien suvalgiai. Nes labai keista. Niekada nesutikau žmogaus, kuris valgo kilogramą vištienos per dieną ir sako, žinai ką, mano didžiausia problema gyvenime yra motyvacija. Ne. Tokių žmonių didžiausios problemos yra kaip įtilpti marškinėlius. Kai kažkas man sako, kad proteinas nėra svarbus, aš žiūriu jį kaip treneris, kuris žiūri žmogų, kuris po apšilimo jau ieško soliuko. Po šito apšilimo tai va, čia pilna treniruotė. Vaikystėje turėjau draugų, kurie dabar, nežinau, bet baltymai visą laiką su manimi. Per pusryčius, pietus, vakarienę, tarp vakarienės ir kitos vakarienės, tikras draugas tavęs nepalieka. Blet, aš nesuprantu, kodėl mane visi žmonės palieka. Vėl, blet, vienas. Todėl mano geriausias draugas yra vištiena. Negaidys. Gaidys? Dabar jau jo. Skausmas yra laikinas, bet proteino trūkumas pastovus. Tai kas čia pavojingiau? Gerai, rimtai. Stop. Rimtai, stop. Pažiūrėk į savo šaldytuvą. Jeigu ten nėra vištienos, varškės ir bent kokių 3 baltymų šaltinių, tai tu negyveni sveikai. Tu tiesiog eksperimentuoji su savo silpnumu. Žmonės sporto salėje vis dar diskutuoja apie proteiną. Naujokai skaičiuoja gramus, progresas lėtas, motyvacija dingsta, bet atsirado nauja sistema. Vatnik Fitness System. Pagal šią sistemą proteinas nėra matuojamas gramais, jis matuojamas įsitikinimu. Jeigu tu tiki, kad vištiena turi 100 gramų proteino, vadinasi, ji turi 100 gramų proteino. Jeigu tu netiki, tai net ir 200 gramų nepadės. Yra tokia dar nerašyta sporto salės taisyklė iš senų laikų. Jeigu kažkas salėje sako, man užtenka proteino, tas žmogus paveiktas sistemos. Treneriai sako, kardio gerina širdį. Skamba gražiai, bet jie niekada nepasako, kas atsitinka su tavo bicepsu. Nes tiesa yra paprasta. Kiekvienas nubėgtas žingsnis yra žingsnis nubėgtas nuo tavo gains potencialos. Kardio yra propaganda. Žmonės sako, kad reikia įvairios mitybos. Kam? Kad visur galėtum būti vidutiniškas? Ne. Aš pasirinkau vištieną. Vištiena realiai vienintelis toks gyvūnas pasaulyje, kuris pasirinko savo gyvenimo planą, būti suvalgytam ir kažkam padaryti bicepsą didesnį. Jeigu tavo pusryčiai neturi bent 3 baltymų šaltinių, techniškai tu vis dar miegi. Man kažkada gydytojas pasakė, tau reikia valgyti daržoves. Todėl pradėjau šerti vištas daržovėmis. Dabar valgau vištą. Technologiškai dabar valgau daržovės. Technologija. Kai kurie žmonės prieš miegą skaito knygą. Aš prieš miegą suvalgau varškės. Mažiau sportuoju, kaip biški knygų paskaitai, gerai? Ką man skaityti, aš sportuoju? Jip. Manęs visą laiką klausia, kiek proteino reikia suvalgyti. Ir aš visą laiką atsakau tą patį. Per mažai. Nes problema nėra skaičiai. Problema yra mentalitetas. Jeigu tu dar skaičiuoji gramus, vadinasi, tu nepasiekiai tos stadijos, kai tavo kūnas pradeda reikalauti baltymų, taip kaip tiktokeriai pirštinių ar tapukų per laivą. Aš tik tok verkia. Kai skaniai kvepia, bet ne kaip maibachas smirdi. Skani rožė, ne kaip gerdas pys. Kartais aš žiūriu maistą ir klausiu tik vieną. Ar tu padarysi mane didesnį, ar esi tik emocinis užkandis? Kai man žmonės sako, aš pavargau nuo gyvenimo, aš tada paklausiu, kiek baltymų šiandien suvalgiai. Nes dažniausiai problema nėra gyvenimas. Problema yra tai, kad tavo kūnas gyvena ant arbatos ir nusivylimo. Blet, kai valgai daugiau proteino, mažiau dramų, mažiau egzistencinių klausimų, daugiau noro ignoruoti žmonės, kurie sako, gal užteks pavalgyti ten daug proteino. Visą gyvenimą žmonės ieško atsakymų.
Kas yra laimė? Kas yra sėkmė? Kodėl mes čia? Aš irgi ieškojau, kol vieną dieną nestovėjau virtuvėje ir laikiau proteino kokteilį. Ir tada man nušvyto. Gal gyvenimas nėra toks sudėtingas? Gal atsakymas nėra psichologijoje, filosofijoje, ekonomikoje? Gal atsakymas yra plastikiniai gertuviai su baltymais? Taigi kitą kartą, kai gyvenime susidursi su problema, prieš priimdamas rimtus sprendimus, prieš ieškodamas gyvenimo prasmės, prieš palikdamas santykius, prieš išeidamas iš darbo, paklaus savęs, ar aš suvalgiau pakankamai proteino šiandien? Jeigu ne, atsakymas aiškus. Jeigu problema neįsisprendė, vadinasi per mažai proteinų.